Kartą Jėzaus mokiniai paprašė Jėzaus, kad jis pamokytų juos melstis. Ir Jėzus mokino ir toj maldoje jis pasakė tokius žodžius: tebūnie tavo valia. Kai kreipėmės į Dievą prašyti, kad būtų jo valia. Taigi klausimas, kokia yra Dievo valia mano gyvenimui, mano ateičiai, mano amžinybei. Ir Galatam laiške į bažnyčią apaštalas Paulius kreipiasi ir aiškina, kokia ta Dievo valia. Sako, malonė ir ramybė jums nuo Dievo Tėvo ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Malonė ir ramybė nuo Dievo. Mes visi norim tų dalykų, kurie ateina nuo Dievo, bet pirmiausia, ar jis tavo Dievas, Tėvas? Ir sako, nuo viešpaties Jėzaus Kristaus. Ar jis tavo širdies šeimininkas, tavo širdies viešpats? Jėzaus Kristaus, kuris atidavė save už mūsų nuodėmes, kad išgelbėtų mus nuo dabartinio blogo amžiaus pagal mūsų Dievo ir Tėvo valią. Štai, čia tarsi knygą atveriame ir aiškiai pasakome, kokia ta Dievo Tėvo valia, kad mus išgelbėtų. Per ką išgelbėtų? Per Jėzų Kristų, sako, kuris atidavė save už mūsų nuodėmes. Taigi mus reikia išgelbėti iš tų mūsų nuodėmių, kad mes būtume jo karalystėj, kad mes priimtume jo valią ir jo ramybę ir malonė būtų mums, kuri ateina ne šiaip kažkur, ne šiaip kažkas palinkė, bet pats Dievas atneša iš dangaus dangišką ramybę, savo gelbstinčią malonę, kad išgelbėtų tave, kad surastų tave, galbūt esi dar toj nuodėmėj, ir tau reikalingas Jėzus gelbėtojas, jis siunčia tą savo malonę, jis kviečia į savo ramybę, kad tu ateitum pas jį, atvertum savo širdį, kad jis tave išgelbėtų iš ten ir būtų tavo Dievu ir būtų tavo viešpačiu.